Pašnekam apie tos nubudusius arba kūrėjų sąmonę, panašiai, kas tai yra. Aš kadangi iš savo patirties šneku, kadangi aš labai daug dirbu su savimi, aš žinau, kaip tai atrodo, kaip tai veikia ir kaip kitam padėti. Tai va, reiškia, kūrėjo sąmonė tai yra, kai tu nustoji ieškoti išorėje kaltų, tu atsisuki į save dėmesį pirmiausiai. Tu supranti, kad tavo realybė sukurta yra tavo pasąmoninių programų, tos, kurios buvo. Bet kai tu iš to išeini iš infantilumo, tu pradedi suprasti, jog tavo sprendimai tavo realybę kuria. Ir tavo įsitikinimai, tie, kurie dar yra nepakeisti. Ir tada automatiškai tu juos keiti. Nustoji rinkti iš išorės informaciją, nustoji teikti ją kad tai yra tiesa, kad tu tuo turi tikėti, mokinti kitus daryti įtaigą ir panašiai. Tu tiesiog kuri savo realybę, reiškia, kuri savo klientus, kuri savo veiklą, kuri santykius, sveikatą ir panašiai. Tu tą darai. Nebe programos, o tu. Tai yra sąmonės lygmuo. Čia galima dar primesti, kad žmonės kai kurie įsivaizduoja dievais ir panašiai. Tai vienas dalykas yra tą pasąmonėje suvokti, kai tu supranti, jog tau tą reikėjo padaryti pasąmonėje, jog tu esi už viską atsakingas. Nebėra jokios jėgos. O kitas dalykas, ta, kai per logiką žmonės šneka. Ir tai jau yra ego pozicija. Ego apsirengęs, to pseudo prabudęs, reiškia, jisai pradeda šiek tiek akis prasikrapšto ir pradeda ieškoti informacijos iš išorės, YouTube'as, Instagram'as, TikTok'as ir panašiai. Ir tą informaciją skleidžia visas sąmokslo teorijas, valdžia, pasaulis blogas, sistema ir visa kita. Na, jūs patys puikiai žinote, apie ką aš kalbu. Tai čia nėra prabudimas, tai yra šiek tiek prakrapščius akis, pradėjimas skleisti tų erezijų, čia nėra kūrėjo sąmonė. Ir daugelis čia užstringa žmonės, ieškot, pasakoja toliau kaip savo informaciją. O tiesa yra daug paprastesnė. Daug paprastesnė. Ir jūs daugelis tikite tuo, ką jūs neturit kaip patvirtinti. Tas pats kaip su tuo Dievu, kuris yra pateiktas jums, jūs turite jų privalote tikėti. Daug kas ir surašyta mums. Ir tos knygos, kai kurios tos plačios, jos yra surašytos, kad jūs tikėtumėte tuo, kas yra paduota. O šitos, kurios video jūs matot, kur žmonės pasakoja sąmokslo teorijas, kurios niekaip neina patikrinti, tai yra infantilaus proto vaisius. Tai va, jeigu ketini jau pasimti ant savo pasąmonės valdžią, tai tau teks padirbėti su manim. Nes jūsų daugelis niekada to nedarėte. Atėjote maži vaikai į šitos kūnelius ir jums niekada neleido niekas prisimti atsakomybės. Jums buvo pateikta išorinė kažkokie autoritetai, išoriniai autoritetai augino jūs ir jūsų pasąmonė jūsų nepripažįsta už šeimininką. Dėl to jūs daugelis kankinatės. Čia atrodo labai vertinga informacija aš duodu, tik tai ar jūs ją kuris nors išgirsit? Išgirsit vienetai. O daugelis jūsų draskysitės, pyksit, nervuositės, nes to nesuprantate, tiesiog jūsų filtrai va taip rodo. Jūsų iškreipta informacija, jūsų pasaulėžiūra jums tiesiog neleidžia to suprasti, ką aš sakau. Tai va, iki.